Sveiki visi, mes čia kažkaip gan tradiciškai kiekvieną vos nuo sausio vasarį, kokius jau trečius metus jau susitinkam. Ir šį kartą kitaip. Šiemet kaip dvi tos pačios srities specialistės ir šiandien iš tikrųjų žinote, apie ką norim pakalbėti. Norim pakalbėti apie nuotakų klaidas, renkantis, apie biudžetus, apie sukneles, ką daryti, ko nedaryti. Ir šiaip pati pirma idėja, kokia mūsų buvo? Šiaip iš tikrųjų, taip buitiškai pasakysiu, pati pirma tokia idėja buvo, sakau, Eglė, man reikia padaryti pavyzdį, kaip negalima tvarkyti suknelės, kaip negalima daryti, nes turėjau tokias vestuvės, kuomet įžadų metu priėjo liudininkė ir pradėjo tampyti šleifą suknelės. Įžadų metu. Įžadų metu. Kada žmonės tuokėsi? Čia yra pirmas dalykas. Aš iš tikrųjų, Laurai neseniai pasakojau istoriją, kad aš turėjau lygiai identišką situaciją ir aš dirbdama vestuvių srity, mano draugė, pati geriausia draugė, atėjo su vėlimu ir nuleistų ir visą ceremoniją prabuvo su tuo vėlimu. Ir aš žinau, kad aš turėjau jį gal pakelt ar dar kažką, bet aš tiesiog nenorėjau trukdyti tos akimirkos, kada žmonės šnekasi, ten jau įžadus sako, viens kitam meilę, ašarą braukia ir tu ateini vidury, kur fotkina, filmuoja, tu trauki tą vėlimą. Ir aš, būdama toj srity, man buvo žiauriai sunku. Aš iš tikrųjų vienintelį dalyką, aš negirdėjau, ką aš šnekėjau. Aš sėdėjau visą laiką, ir galvau, blemba, aš tą vėlimą, kaip patraukti tą vėlimą, ką daryti. Aišku, aš jo neliečiau ir savo nuraminau tą emociją ir nelindau. Tai Laura, kokia? Tai man buvo toksai momentas, kad aš irgi ceremonija truko tikrai trumpai ir labai staigiai prasidėjo įžadai. Ir prasidėjo įžadai, liudininkė, sutvarkom suknelę, kad būtų gražu. Fotkim. Bet ne filmavimui. Jo. Ir tuo metu kalba įžadus ir jinai tūpčioje stojasi, o tu ten ir taip. O juokingiausia yra tas, kad įžadų metu tu dažniausiai prisiartini veidus, nes nori pamatyti emociją, nori pamatyti ašaras. Tai ten tos klaidos šalia. Nesimato. Tikrai nesimato toksai dalykas. Mes, jeigu ir ten kažkas pasiglamžia, ir nefilmuoji. Ta prasme, čia nėra esminis kadras. Šiaip retušuot gal gali tokius dalykus. Taip, ten kažkaip gali tu kampą kažkokį pasirinkti kitokį, bet kai tau per pagrindinį momentą pradeda tūpčioti pirmyn atgal, buvo labai blogai. Bet yra vienas būdas, kur tu tiesiog ten gali per 15 sekundžių sutvarkyti tą suknelę. Tai įdėsiu dabar grinai intarpą. Su šleifu, realiai šleifą, mes užsimojam, biškį oro galim mergaitį duoti, jeigu karšta diena. Ir viskas. Paleidžiam, jisai sukrenta, kaip balioniukas koksai. Ir biškį gražiai galim patvarkyti tam tikrose vietose, kur matom, kur reikia. Kad pakeli ir nuleidi. Viskas sutvarkyta, nereikia nei to švaizdo. Tampyti ten iš vieno kampo į trečią. Viskas yra gerai ir labai fainai, kaip jos draugės nuotakos taip daro, nes jos tikrai rūpinasi, myli, bet iš kitos pusės, tai per daug kartais būna. Iš to profesionalios pusės, kad tu gali padėdama biškį pakliudyti šitą. Ir kartais būna, kad, tarkim, tu ateidamas, tu paprašai, kad tik ateis, tada sutvarkyk suknelę. Viskas. O paskui tvarkingai pasisuka ir ta suknelė labai gražiai susisuka ir, jinai neatrodo net, ta prasme, dirbtinai ištempta. Nes kai šonu pasisukęs, tai vis tiek, kai tu šonu pasisukęs, bet suknelė taip ištempta, dirbtinai atrodo. Taip. Ir dar, žinai, ką aš tau noriu pasakyti, aš dalyvavau vienose vestuvėse, kada viską darė koordinatoriai. Ir daleiskim, liudininkė sėdėjo ir klausė. Ir čia yra iš tikrųjų bendrai, lyginant, tai yra koordinatoriaus darbas, nežinau, planuotojos koordinatoriaus ir kaip viską sudėlioja, nes jinai žino, kiekvieną dieną tą daro. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, kartais galvoju, kad čia yra paprasčiau. Tebūnė ten susimoka, kiek galis, 1000 gal ten plus minus, aš nežinau kainų, bet tai būtų ramu ir nuotakai, kad jinai padarys viską labai profesionaliai. Ir žino, kada tai darėt. Taip. Ir visi liudininkai, visi draugai, svečiai sėdi ir mėgaujasi procesu, ne? Iš tikrųjų dar papasakosiu tokią istoriją, man irgi buvo draugės vestuvės ir aš buvau liudininkė.
Ir aš susitariau su fotografė, kad jeigu galėsiu kada nueit pataisyti suknelę, tada pataisysiu. Atėjau, pataisiau, viskas tvarkoja. Bet buvo didelis vėjas ir jisai šiek tiek užlenkė suknelės kampą. Ir prie mane stovi nuotakos sesė. Ir jinai man, pataisyk suknelę. Tu esi liudininkė. Sakau, ne, aš susitariau su fotografija, dabar čia taip yra. Ir aš matau, kad ceremonija, ta prasme, įžadus jau toj sakys, ta prasme, tu jau sugadinsi, jau tu sugadinsi momentą. Ir jis nervavo ir jinai sutvarkyti pati tą suknelę. Ir aš tada taip susiėmiau už galvos, nes matau, kad fotografai staigiai į priekį perbėgo, nes jie mačiau, kad stovėjo grinai iš toli, kad tą bendrą patį kampą filmavo, kur ten net nesimato, kad ten biški užsilenkęs, ten buvo kampas suknelės. Tiesiog, šleifot, ta prasme, iš toli ten net nesimato tokie dalykai minimalistiniai. Jo, čia yra tik momentas, esmė, taigi bendras. Taip, nes grinai atsistoja iš toli, kad bendrą tą visą vaizdą ir matau, kaip fotografai jau bėga į priekį. Tai tiesiog čia man toksai momentas, kad pradžioj sutvarkyt, o paskui nebelyskit, kaip jau yra, tai ir palikit. Pasitikėkit savo komandą, mes matom, mes pasiemam kampus, kur reikia, žinom, nubėgam, pasitaisom tas sukneles ir tikrai ne vieną kartą ir nedaug būna, kad nueinam ir pats išsitempiam ir... Bet ir šiaip, Laura, koks skirtumas, kaip ta suknelė, ar ten užsilenkęs tas kampas ar ne, juk esmė tai yra pagauta tikrą emociją, realiai. Kaip jinai jaučiasi, kaip jisai jaučiasi. Tai man sakau, liūdniausia buvo, kad tu filmuoji emocijas, kaip ašara bėga ir taip liūdingai. Šokinėja, kaip varlytė. Tai gerai iš tikrųjų, kad mes turim du operatorius, kad ant vienos kameros šokinėja, o ant kitos jau biški jau vis tiek pagauni. Aš jums dabar parodysiu blogai pavyzdį, kai būna ceremonijos metu ateina taisyti liudininkai. Jie pasiema ir pradeda tampyti iš kampų ir tu užstoji visą kadrą, bet tampydamas suknelę. Todėl arba leiskit sutvarkyti mums, arba tiesiog, kaip rodė Eglė, ištempiam ir paleidžiam. Tai va, iš tiesų pakalbėjom apie suknelių taisymą. Dar toksai momentas iš filmavimo pusės, kas man kliūna. Kad būna kartais nuotakos išsirenka suknelę ir vėliava nusprendžia išsirinkti pačius. Ir nepritaiko suknelę. AliExpress'e nusiperka konkrečiai, taip ir būna. Gali būti, bet esmė tame, kad turėjau vienas vestuvės, kur tiesiog nuotaka nusipirko vėliavą. Šeino, AliExpress. Ir užsidėjo ir, ta prasme, viena buvo suknelė buvo pieno baltumo, o vėliavos buvo sniego baltumo. Aš esu irgi mačius tokių situacijų. Ir, kaip ir dzin atrodo iš šono, tikrai akies nerėžia, bet ant fotografijos, ant video pusės, ant tam tikros šviesos krenta mėlynas atspalvis. Aš tai asmeniškai aplamai visą apie tą mėlyną atspalvį galiu pasakyti. Aš turiu, pas mane yra likusios 2 suknelės su mėlynu atspalviu, bet jos yra senos, kokių, nežinau, 6 metų senumo. Mėlynas atspalvis yra skirtas, čia yra, kaip Dievą myliu, reikia įsidėmėti, juodaodėm merginam. Ne mūsų lietuvaitėm. Mūsų lietuvaitėm visos yra pieno baltumo, ypač blondiniam, šviesiaodėm. Tai netgi dar labiau tinka su atspalviu suknelės. Ir kaip tu užsidedi mėlyną, tai pirmas dalykas, tu pigini savo visą įvaizdį. Čia jau grubiai varau. Taip, grubiai, bet iš tiesų tai tikrai tas mėlynas atspalvis labai, labai pigina. Ir nieko neįžeidžiant, aš nežinau, ar galiu taip sakyti, bet tebūnie pasakysiu, kad jeigu matėt kada nors tik tokią, kaip vyksta kaimo vestuvės, matai kada nors. Ir čia yra visiškas toks tip-top, kur yra žiauriai baisi suknelė, sena ten, max, ta prasme. Ir vyras yra su mėlynais marškiniais, tai su tokiu mėlynu atspalviu. Ir jisai jau densina su alaus bambaliu. Ir žodžiu, ir nuotaka lygiai taip pat, ir čia dantiesiai trūksta, žinai. Ir... čia jau labai grubiai, bet iš tiesų. Bet taip yra, jo. Ir dar, iš tikrųjų, gerai, kad užsiminėjai, toksai momentas dar yra, kad kai renkate suknelę, tai atkreipkite dėmesį ir į vaikino marškinius. Taip.
momentas, kad pasirenka irgi to pačio sniego baltumo, marškinius ir nuotaka nuostabiai, gražiai švytinti ir vyras mėlynas. Arba jinai tiesiog atrodo, žinai, kaip įprastai, netgi jeigu būna kreminė spalva suknelės, tai murzina suknelė atrodo prie tų šviesiai tokių žiaurių baltų spalvų. Ir tiek vyrui, tiek moteriai netinka net tas atspalvis. Pavyzdžiui, galbūt sakytumėt sniego baltumo, žiemos vestuvės, kodėlgi ne? Ne. Tada viskas bus mėlyna. Bus ir sniegas. Ta prasme, arba taip gali būti, kad įsidegint, kad tu net tos suknelės kontūrų nematysi, kad eisi ir tiesiog eis veidas tavo. Arba žinai, kaip dar gali ta prasme būti, kad suknelė, balta visur ir tu su mėlyna suknelė tiesiog eini. Ne, šiaip iš tikrųjų, manau, kad labiau, kad ten gausis, kad susilietų, kad būtų mėlynas blynas, veidas rankos. Nežinau, iš tai iškirps ar paliks. Bet ta prasme dar gali pirštinės mėlynas. Veidas, baltas. Ir vėlimas mėlynas. Rudas tiesiog veidas, o jaunikis, jeigu be makiažo, be grimo, išbalęs. Tai irgi bus viskas baltas ir eis tik tais nuotaka ir kostiumas. Nuotakas veidas ir kostiumas. Ištekėjau. Begalius netikėjau. 6.5 hours later. Čia istorija trumpa buvo interpėjus. Kaip Laura iš darbinės pusės, aš taip žiauriai žengiau. Laura galvoja apie tai, kiek jinai vapšė nejuokinga. Aš galvoju, kad vapšė nejuokinga, nes daug karpyti reikia žengimo. Kokia 3 minutės konkrečiai žmogui. Viskas gerai, nurimstam, tęsam apie tą patį. Tai apie tą mėlyną spalvą. Šiaip bendrai, pavyzdžiui, pasižiūrėjus ir TikTok'e, ir visur, Instagram'e, pažiūrėk, kaip rengės juodaodės tas spalva. Amerikoje irgi nėra populiari. Jo. O va čia reikėtų tokias, subtilesnės spalvas ir, daug paprašiau iš tikrųjų ir prie pačio interjero prisiderinti, va tokią spalvą pasirinkus, nes tiek tu jau esi nuotaka, tu ryškėsi ar taip. Tau jau nereikia jau kažkokių ten dar ryškesnių, ten tų spalvų, ten akcentų, kad ten įeitum ir tau šviestų. Į akis mėlyna spalva. Ne, mėlyna, bet tiesiog jau ten, prisitraukia, jinai tiesiog spalvų, net nežinau, kaip profesionaliai paaiškinti, bet, tiesiog taip, teisingai, nes šiaip, pavyzdžiui, jeigu mergina yra blondinė, tokia kaip aš, ne, ir žiauriai balto veido, pavyzdžiui, ne, ir jeigu makiažas lengvas toks ir taip toliau, tai jinai skęsta toj spalvoj. Jo, ir viskas. Tai, vat ir geriausia, va, tokie visokie nudo, žinot, spalvos, pieno baltumo kreminėlė, gretinėlė. Kai turėjau tą vėlimą mėlyną ir kaip aš ilgai tenais tą spalvą išiminėjau, fokėse, video, ne? Išiminiai. Ir viskas. Filtrą užmetė. O čia ir, bažnyčioj, tai ten ir tamsa yra, tu žiauru iš tikrųjų. O tai kaip ir belekiek daug dirbai? Belekiek daug, bet ne visur išimti, nes, tiesiog yra per sunku. O kaip klientas tą reagavo? Patenkintas, ką žinau. Ta prasme, aš neakcentavau klientui, kad žiūrėk, pastoji mėlyną spalvą metą. Bet, prasme, tu jai sakei, kad tu ištrini tą jos vėlimą? Nesakei, ne? Gal jai padariau, ką žinau, kad, Aš turėjus irgi, žinai, tokį variantą. Aš tiesiog klientam neakcentuoju, kad dirbu prie to, ten to daug. Tiesiog aš galvoju, kad įsigauna galutinį rezultatą, tiesiog to galutinį rezultatą, bet jeigu būtų, pavyzdžiui, paklausęs, kodėl mėlynas atspalvis, tai tada būčiau parodžius, iš kiek vietų esu išėmus tą mėlyną atspalvį. Nes tiesiog tavo mėlynas vėlimas. Būčiau parodžius, kaip iš tikrųjų atrodė. Tai va, bet tiesiog tokio atgarso kažkokio negavau, kad kažkas matęs, nesimatė, galbūt ten pavyko išimti ir tiesiog to dialogo nebuvo plėtotas. Tai tiesiog, ateičiai, noriu kaip perki, AliExpress'e, Sheine, ar dar kokiam kinietiškam puslapį, nespauskit white. Tai tiesiog, aš tai rekomenduoju, kad, ar ateinat, jeigu rinktis į saloną suknelį, vis tiek jie turi,
pilna, va tiek, va tų vėliavų ir įsirinksi tikrai tenais kažkokį. Šiaip aš, pavyzdžiui, iš tos darbinės pusės, tai aš užtikrintai žinau, ką aš duodu. Ta prasme, aš niekada, jeigu tai yra pieno baltumo suknelė, aš aplamai neturiu tokių vėlimų baltų, porą gal dar iš kažkur, žinai, ištraukčiau. Jo, tų dviejų. Ir realiai tai aš net neturiu tokių vėlimų ir aš niekada negalėčiau ta prasme, pridėti mėlyno vėlimo. Čia būtų savo pažeidimas kažkoks save, žinai. Ir aišku, gali būti, žinai, klaida, kaip renkėsi suknelę, pavyzdžiui, vakare. Dabar yra vakaras, ne? Ir tu čianais renkėsi dirbtiniam apšvietimą. Ką tu nematysi? Jeigu aš to pridėsiu tą mėlyną vėlimą, tu nematysi šito dalyko. Tai čia gali būti tame, žinai, problema, todėl pasitikrinkit dienos šviesoj viską, kad viskas derėtų. Ir jeigu netiks, tai ir nesakykit, sueis. Jo. Ta prasme, visą laiką galėjai ateit paprašyti, kad tau kažkokį kitą parinktų, ar kad ir užsakyti iš to pačio AliExpresso, tiesiog pasižiūrėti, kad atitiktų spalvą, ir to labiau nesueis. Iš to AliExpresso, jeigu susakinėja, pavyzdžiui, aš irgi sakau, kaip ir sakau, 3 esu nuotakų. Daugelis jų netgi atsineždavo pas mane tos vėliamus, žinai, ir aš mačiau ir kokybę, pavyzdžiui, netoks stiulis tikrai tau bus, ta prasme, AliExpresse. Jisai bus kietas, tas stiulis. Ir žodžiu, atsineša tą vėlimą, prie tos suknelės pasižiūrėt, kaip ten atrodo, žinai, ar tikrai jisai dera, ar jisai ten nėra, va, pavyzdžiui, kaip šitas, ne? Jisai belia kaip lengvas yra ir tu atsineši dratinį, jo, ir viskas. Tai va, tai vis tiek, jeigu nuomojate suknelę, tai turit kokius 2 primatavimus, tai būtinai jau atsinešti. Aš jau kaip būsiu nuotaka, jau žinau iš to dalyką, kad jau viską jau atsinešti ir batelius ir jau vėliau. Taip, auskarus ir taip toliau ir jo. Tai jau visą bendrą įvaizdį, kad mes vis tiek dar turės laiko, jeigu kažką pakeisti. Pakalbėjom apie vėliavų spalvas, pakalbėjom apie vyro marškinių, kad spalvą pasirinkti, pristaikyti, apie pataisimus. Dar, pavyzdžiui, norėčiau aš rekomenduoti labai jauniesiam pasidaryti jaunikių grimą. Kažkaip jaunikiai labai bijo, galvo, čia makiažas, kaip čia. Drąsiai sakai, kad jie pydaro mane palaikyti. Jeigu, atsiprašau, homoseksualų. Tiesiog, nežinau, kodėl, bet jie labai bijo to grimo. Bet iš filmavimo ir fotografavimo pusės, kai atsistoja nuotakos su makiažu ir šalia atsistoja baltas ir dar ten būna kokios dėmelės, ten nuo prakaito, nuo spogučiai, ten kažkokie labai matosi. Matosi, ne? Labai matas. Iš tikrųjų, per nuotraukas tu gali kažkiek pafotoshopinti, o per video jau yra reikalų labai net daug. Aš matai, su šitą dalim tai nedirbu, net keista girdėti realiai. Nors aš žinau, kad yra procentaliai, net galiu vardinti, koks 99% atsisako šito dalyko, ne? Mano vyras darė. Darė. Nes tai nesu priverstas, taip. Ir čia, tu dirbi su tuo, tu žinai, kaip atrodo, žinai, tam visą. Ir vis tiek veidas yra lygesnis daug iš karto. O kaip daro grimą, žinai? Tai, ten tiesiog, ta prasme, vyro grimas yra daug paprastesnis, nes ten uždeda pagrindą, kad, blizgumo nemestų, saulėje, kad tokį, tiesiog numatinis, kad, paslėptų tas probleminės vietas. Nedažo panos, nei blakstienų, nei antakių, tikriausiai. Tiesiog, kad, nespindėtų nuo saulės, kad, neblizgėtų tau kakta kažkokia. Tvarkingai, tiesiog lygesnė oda ir to lygi, nes tiek, bet kuris žmogus, atspalvis skiriasi, ten vienas krosą kito, ten kažkaip padaro vis tiek to lygų veidą, kad gražiai jau viskas jau tobulai atrodo. Žiūrėk, Laura, dabar apie vieną dalyką, tai mes, tu filmuoji, ne? Ir daleiskim televizijai. Visi absoliučiai grimą turi. Taip. Visi absoliučiai. Ir čia yra normalus dalykas, jeigu jūs filmuojatės, tai vyrui gali parodyti šitą video, ne? Ir visiškai normalu daryti ir daro tikriausiai daugelis make-upo meistrių. Taip, iš tiesų taip. Visos, man atrodo, tikrai turėtų mokėti tokį dalyką, kad net ir būna, pavyzdžiui, daro pasiruošimą, jeigu toj pačioje erdvėje, tai tiesiog padažo nuotaką ir iš karto nueina, kol mes aprengiam nuotaką per tą laiką. Iš tikrųjų, jaunikiui per 15 minučių. Tai taip, yra padaro ten greitai, tiesiog matinį uždeda pagrindą, kad neblizgėtų ir
Taip, Ir kad viskas tvarko ir iš šiaip iš šitų dalykų. tikrųjų, jo, šiemet gal 80% tikrai turėjau ir labai džiaugiuosi, kad... Tiek daug turėjai, ta prasme, kad jau, jaunikių? taip, O ne? kad jau dabar jau biškai jau pradėjo populiarėti ir ačiū Dievui, nes irgi, nu, pavyzdžiui, jeigu karšta diena, bėga prakaitas. O grimas, jisai šiek tiek sulaiko, jisai tą odą šiek tiek susausina. O kai tu ištisai dar valai, tai nu, ten ir tada raudonas ir veidas būna. Nu, čia tokia, nu ką žinau, ta prasme, atrodo nesąmonė, nu, bet labai iš tikrųjų ir pagražina, ir nu, tiesiog ir tu vakariniai daly daug nugyvesnis atrodo. Bet kaip skirtingai, matai, pas mane, pavyzdžiui, galbūt, nu, ne visos, sakau, aš tau 99% pas mane nuotakų vyro nesidažo. Ir aš, nu, kaip aš su to nedirbu, tai man nėra aktualu, bet dabar paskatinsiu po šito dalyko. Nu gerai, Laura. Pats svarbiausias klausimas. Tai tulis ar Mikados šilkas? Čia manęs, aš taip, pavyzdžiui, labai dažnai klausiu. Tai ką dažniau renkasi? Ar tulinės princesės, ar renkasi dažniau Mikados šilko? Žinok, nežinau. Renkasi ir tą. Tikrai. Aš taip pat atsakyčiau. 50-50. Ir eina su tuliais ir į katedrą, eina ir į išvažiuojamąją ceremoniją. Su Mikados šilku irgi lygiai taip pat. Išvažiuojamą ceremoniją. Ir ką? Nu, ta prasme, dabar viskas yra gerai. Tu kaip nori taip atrodai ir kaip nori tą renkėsi. Va čia yra esmė šitą dalyką paminėti, kad nesvarbu, ką galvoja teta, babutė, ką tu, ką aš galvoju, ne? Ir esmė, man tai asmeniškai pats pagrindinis, kai nuotaka įsirenka, aš matau, kaip jinai jaučiasi. Taip. Ir kaip jinai, jeigu jinai jaučiasi užtikrintai, aš buvau, pavyzdžiui, šiandien 2 nuotakas turėjau, jinai nebuvo dar apsirengus visų suknelių, aš žinau, kad jinai tą pasirinks, nes yra pagal žmogaus kūno kalbą, jinai tiesiog savį jaučiasi. Jinai stovi ir tebūnė jinai tuokėsi, nežinau, tvarte, bet jinai gali eiti su Mikados šilko suknelė. Jeigu jinai jaučiasi gerai ir jeigu jai pačiai patinka. Ir čia iš karto išplaukia tokia tema, kad nekreipkite dėmesio, kad ten sako mamos, sesės, draugės, ten. Jeigu tau yra gerai, tu įrinkis tą suknelę. Aš pagal save žinau, nes mano mamai parodžiau, kokias maždaug norėčiau, kad rankos ten pečiai, kad oi, tai kaip tu čia eisi atvirais pečiais. Nu ir ką, ir pasirinkau atvirais pečiais ir jaučiausi pati gražiausia nuotaka. Taip ir turi esmė. Aš galiu papasakoti tau vieną istoriją. Nuotaka, jeigu girdės, tai žinos, apie ką aš neku tikrai, bet linkėjimai jai, nes jinai padarė patį geriausią sprendimą. Tai realiai buvo taip, nuotaka įsirinko pas mane suknelę, nežinau, balandžio gegužės mėnesį, buvo kartu su mama ir uošvienė. Tai čia jau 2 dažniausiai nelabai teisingi sprendimai pasirinkti šitos. Ir dar ypač, kad jų nuomonės dar bus skirtingai. Ir vyresnio amžiaus žmonės ir visa kita. Nuotaka jauno amžiaus pakankamai, žinai, nu, tai įtakoja ir mane mamos, pavyzdžiui, nuomonė labai įtakoja, žinai, ir čia yra viskas gerai, aš galiu priimti, galiu nepriimti, dažniausiai priimu, nes mama, žinai, ir nu, jai tiesiog uošvienė su mama įstatė tą suknelę ją, žinai, ir jinai atvažiavus mane vieną kartą sako, žinok, man pagal yra negerai, aš mačiau, aš žinojau, kad ten yra ne jo suknelė, bet, nu, čia yra ne mano reikalas, žinai, jeigu jinai įsirenka, nu, okei, čia tavo sprendimas yra. Antrą kartą jinai vėl atvažiavo pas mane ir vėl atvažiavo, 3 jos atvažiavo, žinai, ir jinai vėl liko prie tos pačios suknelės, nes ją nukalbėjau ir ateina jos vestuvių diena. Mes visą suknelę esam jai sutvarkę, čia buvo ketvirtadienis, labai gerai atsimenu. Ir jinai sako, žinokit, gal galim dar vieną pasimatuoti, ketvirtadienis, 2 dienas iki šventės. Jo, bet čia rimtai. Ir jinai, žodžiu, sako, gal galim pasimatuoti. Aš negaliu kitaip elgtis, aš matau, kad jai blogai yra, nu, čia jau yra iš žmogiškos pusės. Dzin, tu sutvarkei tą suknelę, tebūnė, dirbau ir aš ir siuvėjai, ir ten visi dirbam, žinai, ir sakau, davai, matuojamės, ir padvigubino savo biudžetą 2, pasiėmė visiškai kitokią suknelę, visiškai, ta prasme, max suknelę. Ir mes per tą pačią dieną jai sutvarkė, atidavėm, žinai, išvažiavo jinai iš kito miesto visai buvo ir ištekėjo ir jinai man dabar visai, nes jinai čia 2 metai atgal buvo.
parašė, aš žinau, kad taip džiaugiuosi to sprendimu, kad aš pakeičiau tą suknelę. Iš tiesų, aš labai gerbiu ir vertinu, kad tokį dalyką pasidarė. Ir iš tikrųjų aš net matau kartais, kad, nuotakos, kad ne savose suknelėse. Tikrai matosi kartais, kad atsistoja, tikrai matosi. Ta prasme, mūsų akis jau atidirbtas, bet, gali būti, kad ir jau ir kiti mato, nes tik susikausti. O jeigu tavo suknelė, tu tiesiog atsipalaiduoji ir plevėsuoji. Aš žinau, kad esu ir mačius ir ašarų, ta prasme, jos verkia kitą kartą. Aš verkiau. Ir verkia, ir šoka, ir visai ten, nežinau, kulveršius vos nedaro. Nes atrodo, kartais užsideda mergina, kad ir lengvutė suknelė, bet taip, galbūt ir iš savęs kažkiek gali būti žmogus susikaustęs, čia yra normalu, bet matosi, kad jeigu ne savo suknelė, nes kartais būna, atrodo, visiškai didžiausia princesiška suknelė ir jos ten sukasi ir maivos ir šokinėja ir bėga. Ir nesmė, tada ilgas šleifas. Taip. Nes jos gali, aš žinau, kad vieną nuotaką, pavyzdžiui, turėjau, irgi gal 4 metai atgal, tai jinai turėjo 5 beveik metrai šleifas buvo, tai čia buvo max šleifas, tu įsivaizduok 5 metrai. Tai čia per visą vos. Jo, tai čia pas mane nedalvojus tas šleifas. Ir jinai man atsiuntė po vestuvių savo video, kaip jinai su to šleifu, va taip, kaip suktukas. Taip, taip, tikrai taip. Tai pasirinkit savo suknelę ir jeigu vis tiek einate su palaikymo komanda, tai pasiimkite tokią palaikymo komandą, kuri palaikys jūsų sprendimą. Taip, bet neįtakos. O neįtakos ne tai, kad kaip aš norėčiau atrodyti, ne taip, kaip atrodo ten kažkokios Instagramo žvaigždės, ar ką mačiau, ar kaip aš norėčiau, ar kaip mama norėtų. O tiesiog varykit su drauge, kuri nematytų per tą akį, per savo akį, kad ant savęs. Jo, ir draugai, kurie eina padėti rinkti suknelę, jūs nežiūrėkite suknelę, bet jūs žiūrėkite į nuotakos veidą, kaip jinai jaučiasi. Taip, čia žiauriai gerai, žinok, paminėjai šitą dalyką, nes taip ir yra. Ir kitą kartą, pavyzdžiui, manęs klausia, ar dažnai ateina su vyrais. Neateina dažnai su vyrais, ateina, nežinau, procentaliai, jeigu vėl kalbant, tai nežinau, 5 procentai, ne? Ir jeigu ateina su vyrais, aš to galiu pasakyti, patys geriausi sprendimai būtų. Nes tebūnė, aš žinau, kad jos praleidžia tą pagrindinę akimirką, kada pamato gražią su make-upu ir taip toliau. Bet vyrai žiauriai racionaliai vertina suknelę. Jie pasako, šitas nelabai gerai. Arba šitą pridengti, tau šitas nepatinka. Jie mato per savo mergaitės akį, žinai. Ir jie niekada tau nepameluos, kad, manęs tu gal nelabai tą suknelę atrodė. ir viskas, jie žiūri taip, kaip jinai iš tikrųjų ir geriausiai. Pati nuotaka, vis tiek tu jau čia eisi tu su tuo vyru jau, ir jinai jau pati kitaip jaučiasi ir jau labiau atsipalaiduoja, negalvo kaip ošvinę po galvos, nedaug dieve, ten pamatūko, ten kažkoks išlys. Taip, ir dar aš atsimenu vieną nuotaką turėjau praeitais metais. Jinai įsirinko tokią modernę suknelę, lengvą, žiauriai krentančią ir viskas. Ją nusipirko, aš ją pasikabinau, pasilaukau, kad ateis prie matavimo. Ir jinai man po kažkiek laiko rašo, Eglė, žinokit, mano vyrui ta suknelė nepatiko. Ar aš galiu ateiti dar kartelį? Sakau, atvarykit kartu, žinai. Jie atvarė kartu ir dabar žiūrėk antras akcentas. Vyras pamatė gyvai suknelę, čia yra kitas dalykas, kaip jisai mato, kaip jinai juda, kaip jinai jaučiasi, žinai, nes tu per nuotrauką to neperteikia. Ir viskas. Ir jisai sako, čia tavo suknelė, sorry, aš susimaišiau, mes uždėjom, darė ten gal 10 tų suknelių visokių skirtingų ir sako, ne, šita buvo tikrai geriausias tavo sprendimas, nes jisai pamatė jos emociją, kaip jinai jaučiasi su juo. Ir neaptiko. Ir viskas, ir jinai ištekėjo. Teisingai. Tai palaikymo komanda, svarbiausia pasirinkti tą, kuri jau teisinga, kuri jau žiūrėtų emocijas, o ne suknelę. Čia suknelė iš tikrųjų yra akcentas tavo veido, o ne tiesiog, kad suknelė. Jo, ir žinai, kas dar yra labai svarbu, kitą kartą mergina, pavyzdžiui, nori kažkaip gal įsiskirti, leiskim mane, ir va kaip tu sakai, kad jinai ne savo vėžiose jaučiasi ir jinai užsideda, leiskim,
kokia subtili, švelni mergaitė, jinai užsidės Max suknelę, ne? Ir jinai viskas, jinai skęsta. Tai taip, jinai pranyksta visiškai. Nes, pavyzdžiui, kad jeigu kokia jau ekstravagantiškas žmogus, jisai gali atsiskleisti ir, visiškai, ta prasme, paprastoj sukneliai. Taip ir yra, žinok. Ir va dėl to nereikia rinktis kažko, kas ne tu esi, žinai. Yra svarbiausia, kad tu įsirinktum, daleiskim, aš mėgstu gal kelnes. Ir dėkės tas kelnes, that's okay, žinai. Taip. Ir tu gerai jaustumės. Ir nieko blogo yra kažkaip kitaip, arba tiesiog esmė yra, kad būkit savim. Viskas. Ir man labai kas patinka, kai ateini pas Eglę į saloną, kad jinai uždeda įvairių stilių, uždeda klasikinę, uždeda boho stiliaus, uždeda ten kokią labiau ekstravagantišką ir tada jau pradeda matyti, kokiam tu labiau suknelė, jau link kokios krypsti linkmės. Visą laiką, žinok, taip darau, nes ateina, tebūnė, jos man ateina, parodo, aš net pamirštu, ką jos man parodo, žinai, ir aš turiu strategiją. Tie 5 pagrindiniai modeliai ir tebūnė, aš pasirenku gal iš ranko, žinai, ir aš jaučiu iš karto, va, šitą daleiskim jau jai geriau blizgučiai, žinai, jinai lengviau jaučiasi, Mikado šilkoje kažkas trūksta, žinai, ir viskas, aš tada susikryptinu į tą kryptį ir varau, žinai, bet aišku, dar pamiksuoju, bet įprastai taip ir būna, čia labai ant jausmo darbas yra, kad turėjau žmogų. Taip, nes realiai ateina nuotraukos, taip, gerai, iš tikrųjų, kad ateina su nuotraukom kažką. Labai gerai. Bet kitas dalykas, aš irgi atėjau su nuotrauka. Kokia tu rodai? Neprisimenu, neturėjau ten tos jau seniausiai, bet aš atėjau su paprastu, ten tokiam tipo kažkokiam, ne klasika, bet tokios boho ten, bet lengvos, tokios, žinai, kažkokiam ir princesiška, ne, tikrai ne, jokių ten apvalių, ten, ta prasme, pasijonių, ne. Ką? Bet aš ir žinai, kad per nuotrauką atrodo viena ir ant žmogaus atrodo vienai. Taip, ir ant kiekvieno žmogaus ta pati suknelė gali visiškai taip atrodyti. Ir irgi, pavyzdžiui, aš iš savo pusės galiu pasakyti, jeigu pamatot ant kažkokio influencerio savo suknelę, neverkit, ta prasme, kad aš tai negražiai atrodysiu. Nes Eglė irgi rašiau, kad, matau, mano suknelė, aš taip gražiai neatrodysiu, nežinau, atvarysiu kitą, užsidėjau ir vėl ašaras, bet dėl to, kad gražiai atrodau. Aš šiaip atsimenu tavo, žinok, primatavimą kažkaip labai gerai, nors 2 metai jau, ne, tai bus. Taip. Balandė. Taip. Ir, žodžiu, aš atsimenu, kad matavo mano mėgstamiausią vieną suknelę, tai buvo Freddie Mercury. Tai irgi gerai jautėsi. Čia būtų, jeigu būtų mano vyras nesu uniforma, tai aš būčiau tą pasirinkęs. Bet jūs žiauriai gerai sudėrėjot. Ir kaip tu ją užsidėjai tą patį pirmą kartą, jau iš tavo kūno kalbos jau ten buvo aišku. Aš žinojau, kad ten bus tas variantas ir tada, kai tu jau antrą kartą, tu jau užtikrinti, kai pradėjai verkti, žinai, ir viskas. Aišku, kaip. Bet visą laiką man dar šitas dalykas, žinai, svarbu. Nes ten susimaišė, aš jau pažiūrėjau, taip, man susimaišė, nes tada mes dar ir filmavom, tada jau mes ten dar max per daug ten tų suknelių, aš ten kokie 18, gal pasimatau. Nes man tiek jau ten susimaišė ir žinau, kad tikrai kažkokia, tipo, faina buvo. Ir prieš paskutinį irgi panašaus gal stiliaus ir sakau, šita faina ir tada jau Eglė prisiminė, kad buvo taip iš tos pusės, jau prisiminė emociją tą ir uždėjo. Taip ir būna, žinok, aš visą laiką darau taip, kad aš matau, kaip ir sakau, matau pagal kūno kalbą, kad čia yra šita. Įprastai 2-3 suknelės tai būna ir ant pačio galeko aš jau pasilieku ten 15 minučių, kad matau liko, žinai, mums iki pabaigos ir aš davai sakau, pamėginam tas 3 ar 2 suknelės, kurios jums patiko. Ir viskas tada atsiskleidžia, kuri jau yra geriausiai. Mes tai dar nieko, bet čia už sienos tai su kompiuteriu. Ai, geriau. Ir... Ypatinga ta suknelė. Jo. Labai stipriai laikykit. Įdėsi man suknelę, žlumdama. Nelabai ką matys. Biškių už krūtinės paimk ir šiek tiek į tą gušiuką. Va, šiek papas. Gerai, aš dar noriu vėliavą vieną uždėti. Net nespėjau nueiti iš prie to veidrodžio. Antras kartas.
šitą. Na, ir būtų tai nuspatošopinti. Gerai. Net nebekyla man klausimų. Aš įsivaizduosiu šitą suknelę tave stovinčią. Ir pati stoja. Taip. Taip. Nu, bet jinai tiks ir prie vyro. Taip. Jinai nėra... Jie jau kažką kalbėjom, tai buvo tarpinė. Dabar Jo. įsivaizduok, Lukas, kaip parapantas. Tada! Čia reikia varpelio, žinai. Labai. Nu tai va, tai kiek kainuoja tas malonumas suknelė? Turėti. Turėti, nusipirkti, nuomoti Jo. ir kas Čia- įeina į tą kainą. Gerai. Čia labai skirtingai nuo kiekvieno salono. Pas mane konkrečiai tai vidutinė kaina yra apie 6,5 nuoma. Bet yra ir už 50 suknelių. Tai yra senos kolekcijos, įprastai naudotos suknelės ir tas, kur man gaila gal karpinės, jos pakankamai geros, bet tiesiog gal kažkas su mažesniu biudžetu ją įsigyja, žinai. Yra ir už 1700. Šiandien rodžiau aš tau ją. Taip, nuostabi, Jo. nuostabi suknelė. Ir čia labai viskas priklauso nuo kiek žmogus, žinai, gali skirti. Ir kaina tarp pirkimo ir nuomos svyruoja apie 200 ir į šitą kainą įsiskaičiuoja įprastai viskas. Tai yra darbas, ką jūs matote, ne? Tai yra tvarkymas. Kaip mes sutvarkom, siaurinam, ilgį kerpam, nežinau, ten kažką dar keliam pečiukus ar dar kokius dalykus darom. Vėlimai, visi papuošimai, tai čia yra tas tiesioginis dalykas, ką jūs matot. Ir dabar apie netiesioginį dalyką, ko jūs nematot, ne, Laura. Tai kaip mums būna iš tikrųjų labai skirtingi taip ir matavimai būna. Ir čia, aišku, nebeturi įtakos kainai, bet čia gal ir vertėtų pagalvoti apie šitą dalyką, kad gal įkainuotų. Kad gal įkainuotum po 5 pataisymo. Jo, nes aš dabar, va, šiais metais iš tikrųjų per 10 sezonas man pirmą kartą gyvenime pasimokiau, kad aš turiu nustatyti ribą nuotakai. Ir įprastai, aišku, kad praktiškai 100% nuotakų yra viskas ok su jom ir mes padarom savo darbą 120% ir ok. Ir vat, konkrečiai vienai nuotakai mes padarėm ne 120%, bet mes padarėm 500% ir jai buvo blogai. Ir jai buvo blogai, mes dirbom po, nežinau, per tą savaitę su ja, mes atidirbom su vienu žmogu 40 valandų. Tai tu Su darbo savaitę. Jo, iš tikrųjų. Nu, čia darbo savaitę, bet aš turėjau per tą pačią savaitę, gal nu, apie taip, 20 bet, ta prasme, vien su žmogum, vienu. Su vienu žmogu. Aš visą darbo nedirbau nei savaitę. su vienu žmogum. Ta prasme, aš turėjau 20 nuotakų tą savaitę, nekalbant apie pirkimus. Jau ten kiek dar, žinai, papildomai, bet konkrečiai nuomos, kas pas mane Excelį, žinai, buvo. Ir čia buvo belė kiek, jau ir taip, žiaurus kiek, žinai, žmogui, nes mes turėjom tada tuo metu 2 siuvėjas. Toj savaitėje, nes kažkas atostogavo, man atrodo, taip supuolė grinai, žinai. Ir viskas, mes su ta viena siuvėja dviese emociškai, fiziškai varėm su tuo žmogum ir aš turėjau įkainuoti viską. Iš tikrųjų, čia buvo mano klaida ir, pavyzdžiui, niekas nesupranta kitą kartą, žinai, aš ir emociškai, aš grįžtu namo, aš pikta būnu, ta prasme, tebūne, aš darbė linksma, viskas fainai, bet viskas per mane tai praeina. Taip. Ir kaip jinai man išrėkė iškalbą, žinai, kad tu ten gėlytę ne čia uždėjai, o čia uždėjai, man netinka, nu. Tai, nu, žodžiu, man buvo žiauriai gera pamoka, kad nusistatyti ribą. Jeigu tau netinka su manim, nu, tu prašau, išeik, pasimta suknelę, tebūne, ten savaitę laiko iki vestuvių liko, žinai, pasimta suknelę, susimokėk, išeik, kažkas tau patvarkys ją. Ir aš esu žmogus, lygiai taip pat, žinai, ir aš turiu turėti ribą ir, nu, nėra tas Tai va, darbas. čia yra tokia va nematoma gėlytė, pusė, jo. kad, nu, atrodo, ar nuomotis, ar pirkti. Jo. Bet iš tiesų į nuomą tą
atrodo, oi, aš sumokėsiu net tos pinigus ir, nu ką, aš tipo atiduosiu atgal tą suknelę, bet ne, nu, ta prasme, mes ten, aš papasakosiu iš savo pusės, kai buvo irgi mes pirmą kartą, kai pasimatavom tą mano suknelę ir tada Eglė sako, nu, čia tau reikės biškį gal praplatinti ten kažką. O tu paskui, pavyzdžiui, nusipirktum ir viskas, ir tu turėtum tą suknelę. O aš jau atėjau prieš vestuvės, jau buvo po 4 mėnesių, man atrodo, kažkaip maždaug plus minus. Ne, tu pas mane kovo 11 buvo, aš labai gerai atsimenu. Nu, tai gerai. O, tai aš taip greitai numečiau svorį. Nu, žodžiu, tai aš atėjau po 1,5 mėnesio ir aš jau buvau, ta prasme, to svorio numetus ir man nieko nereikėjo nei platintis. Ir man atrodo, net nežinau, gal net ir siaurą. Tau ant galiako, pačio galiako, man atrodo, kad jau buvo ten. Kad jau ten, jau ant ribos jau grinai, kad jau savaitę jau laiko prieš jau taip jau ant ribos jau gal net jau pasiaurinti. Ir paskui, ir vis tiek, tu neturi 1,5 metų prieš batų nusipirkęs, nu nežinau, nu, ir tu ateini su bats ir tau padaro ilgį pagal tavo, jau kokį yra, tu, jeigu nori, tau rankas pridengia, tau kažkokį biškį tuliuką uždėt, nu kažką minimalių gali pakeisti. Ne minimalių, maksimalių gali pakeisti, tai va, o jeigu tu nusipirksi, tu ir turėsi ir viskas, ir tu po 1,5 metų ten gali būti priaugęs, numetęs, svorio, dar kažką. Šitų dalykų. Pavyzdžiui, aš kaip mano, tai yra nuotaka, aš visą laiką sakau, jūs galite nusipirkti, atvarysit pas mane prieš pat šventę, mes tvarkom. Pasimkit dabar kaip yra, nes aš netvarkau dabar. Nebent, jau ten labai prašau ir užsienį, žinai, gyvena, jau tada kitaip, bet irgi sakau, jeigu kažkas negerai, davai skambiname, žinai, aš padėsiu, pasakysiu, ką daryti. Ir, nu, pas mane taip nėra, aš nepalieku už to klausimą. Tai va, labai gerai, kad iš tikrųjų papasakai tokį dalyką, nes čia yra, nu, nematomas, kad, nu, žmonės nelabai turbūt žino, kad į tą suknelės nupirkimą įeina tas dalykas, kad tu gali ją turėti, kad jinai kaip tau, nu, grinai tau pasiūta atrodytų. Taip. Ir, žinai, ir ne vien tas, nu, aš kaip ir sakau, žinai, taip atrodo, kad tas darbas yra žiauriai ir jisai labai gražus, nu, bet kaip ir kiekvienas darbas, čia yra mano širdis, mano darbas, mano pats mylimiausia veikla, ką aš darau, bet kaip ir kiekvienas darbas, jisai turi tokių dalykų, žinai. Taip, nu, nes vis tiek irgi kiekvienas žmogus kažko nemėgsta savo darbe, nu, vis tiek tavo darbas susideda iš 6,000 kitų skirtingų dalykų ir iš tų 6, negali visi tie 6,000 dalykų. Ne, aš nemėgstu plauti suknelių, pavyzdžiui. Dar turiu iš praeito sezono neišplautas kokias 5. Jos pas mane po lovą. Tai va. Nu, o tai pas tave, pavyzdžiui, kaip yra, ne? Dabar žiūrėk, tai kas pas tave įeina, ne? Kaina. Kokia kaina? Šiandien turėjau klientę, aš tau sakiau. Klientės buvo biudžetas, nu, pakankamai nedidelis, jinai turėjo fotografą, ne? Ir jinai manęs klausė, kiek kainuoja videografas. Ir aš, aišku, biškilempiškai gal atsakiau, žinai, nes aš tikrai nežinau. Šiaip iš tikrųjų, nu, kiek kainuoja videografas, tai yra lygiai tas pats, kas nueiti į Maximą ir paklausyti, kiek kainuoja maistas. Sviestas, ne? Ir 100 sviestas, tai maistas, kiek kainuoja, nes ta prasme, tu gali turbūt videografą rasti, nežinau, nuo kokių 200 €, jeigu ten, tarkim, tik ceremoniją kažkokią pafilmuoti, iki 5, jeigu ten nori, kad būtų tau 5 operatoriai, ten skraidytų, ten dronai, ten, nežinau, sušviestų tau vosną. Turiu, taip, kad, nežinau, tau sušviestų visą salę vietoj, nežinau, nu, nes dažniausiai vedėjai atsiveda, bet tu gali tau sušvies, gali tau 12 valandą padaryti video, nu, aš šito nedarau, per mažai žmonių aš turiu tam. Bet taip yra, kur 12 valandą padaro video. Tai yra aš, pavyzdžiui, siūlau irgi, kad sekančią dieną padarau reelsą iki minutės trukmės. Tiesiog, kad jau sekančią dieną, jau, pavyzdžiui, kartais būna net svečiai, būdami sodyboje, jau gauna reelsiuką, jau gali jau įsikelti, jau, kad jau susitokiam, reelsiukas. Tai va, tai pas mane tai kaina, tai sviruoja nuo 500 iki 1500, tai ta prasme priklauso. Ir čia įeina ir trumpas? Čia įeina trumpas ir kokio tu nori ilgumo video. Brangiausias paketas 40 minučių plus, nu, bet jau čia aš jau tiesiog apsidraudimui, nes nu, tiesiog kartais tu nežinai, kaip vakaro eiga dėliosis. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, turi ceremoniją bažnyčioje, tai ramiai tu vien iš ceremonijos gali kokį 15 minučių sumontuoti.
10 kokį, nu, jeigu ten kunigas gražiai pašneka, jeigu kas nors į svečių paskaito skaitinį, nu, tikrai gražiai yra būna palaiminimus daro, tėvai, nu, tiesiog tu negali... Bažnyčioje, ne? Taip, tai tu, ta prasme, tu negali pasakyti, kad va, aš tau padarysiu tiek ir tiek, nu, nes tu nežinai, nu, tiesiog mano nėra toksai stilius, kad jeigu 30 minučių turiu padaryti, tai va, tu padėsi su patampimai, žinai, nu, kaip senoviai būdavo, kad tai ten išgerkit, ir filmuoja kažką, ir ten visą Laiptinė, ne? Nu, ir visą ten dainą, ten kažkokį ilgiausių metų, žinai, įdeda, pas mane toksai stilius nėra, tai va, tai tu, nu, sunku yra nutaikyti, jeigu, pavyzdžiui, yra civilinė santuoka, tai dažniausiai ten kokia Kauno pilyje, tai jinai 3 minutės trunka. Kauno pilyje 3 minutės, Taip, ne? tai va, tai... Kaip su Raudondvariu? Raudondvarį 6-5. Tai, O Petrovskų? tai tu realiai net nežinai, kaip bus, na, pavyzdžiui, vakariniai daly, gal, nu, tarkim, nebus vedėjo, gal, tarkim, mažai svečių sveikinimų. Jeigu, tarkim, pavyzdžiui, nenori sveikinimų žmogus turėti savo video, nu, tai gerai, nu, tai užtenka 10 minučių pasimti. Tai va kaina pas mane bent jau svyruoja nuo to, kokio ilgumo plus minus nori žmogus trukmės video ilgo. Pas mane vis laik eina trumpas ir ilgesnis, tai trumpas, tarkim, 2-3 minutės, tada 10 minučių, o jeigu jau didesnis, jau gali būti 30, gali būti 40, gali būti 20. O dronas kainuoja papildomai? Dronas pas mane įeina į visą. Įeina. Nu, trumpą neįeina. Nes aš jau ten einu filmuoti viena. O jau didesnė kaina vis tiek jau gaunasi dėl to, kad tu samdai antrą žmogų, kuris eis filmuoti jau su tavim visą dieną. O ta visa diena tai prasideda dažniausiai nuo 10 valandos, kada jau nuotaka pradeda rengtis. Tai, aišku, tu neskaičiuoji tokių dalykų, bet kas į mano kainą, galima sakyti, įeina, aš ir padedu apsirengti suknelę. Ir morališkai pamasažuoju, grinai išmasažuoju ten viską. Ir visą vestuvių dieną tu esi kartais net kaip psichologas žmogui. Tu turi ir palaikai, ir patvarkai, ir ten servetėlės nešėjos, ir siuvų suknelę ne vieną kartą, iš tikrųjų. Aš žinok, pavyzdžiui, kaip galiu, dabar labai gerą priminį man dalyką, aš kaip, pavyzdžiui, tekėjau, mano vestos Kiprė tebūnė vyko ir buvo užsienietė fotografė, jų šeima buvo filmuotojas ir, nežinau, ar jinai fotografė, ar jisai, nebeatsimenu, žinai, bet man tą dieną, tai jie buvo tokie stabiliausi palaikytai žmonės, kurie nurodo kryptį. Nu, tai man prieš pat vestuvę, žinai, buvo aš šiaip ramiai, pakankamai tam tikrus dalykus, aplamai viską ramiai reaguoju, nu jeigu aš neramiai reaguoju, tai čia mano asmeniniam gyvenime. O ten, kur tu jau, žinai, aplinkoj buvai, tai aš labai taip ramiai, bet man kažkoks prasidėjo psichas ten, žinau. Ir aš, jeigu taip nuoširdžiai, aš ten vos nesiuntinėjau, žinai, sakau, atstokit nuo manęs, nes man jau čia, žinai. Ir ta moteris, ta filmuota ar fotografuota, aš nebeatsimenu su to vyru, jie taip žiauriai gerai mane pastatė į vietą, belekai papramino, išvarė visus iš kambario, man davė atsisėsti, pasėdėti ramiai, žinai. Aš išgėriau taurę šampaną, ramiai pasėdėjau, apsiraminau ir jie vežė mane į ceremonijos vietą su mano broliu. Ir visą kelią jie mane belekai pramino. Tai čia buvo mano tokie žmonės, kurie aš kažkaip tą dieną atsimenu, chaosą kažkokį, žinai, ir jie buvo toks kelias, kaip elgtis, ką daryti, kur nusišypsoti, žinai, kaip... Tai aš tiesiog, nu, rekomenduoju, kad pasitikėkit savo paslaugų tekėjais, nu, irgi nu, mes ir matom, ir žinom, ir prieinam, ir nuraminam, ir svečiam kartais ir pakardinuojam, pasakom, kur kas ką nueiti, ir pataisom, ir pavalom ten, ir prakaitus, ir viskas, kad nereikia ten kiekvieną kartą ten žiūrėti veidrodėlį, nu, tiesiog nu, mes matysim ir pažiūrėsim. Tai va, tai ir tiesiog į tą kainą tiek daug dalykų sueina, jau nekalbant apie tai, kad tu ten investuoji į savo aparatūrą, ten po 20 000, ten plus minus. ir dar kitas dalykas, šiaip, čia yra dalykas, kuris neša išliekamąją vertę. Tu ten ar išgėrei džintoniko kokteilį ar alaus, nieks neprisimins tokio dalyko, o visi prisimins, kaip tu atrodai, tai tavo įvaizdį ir visi tą tavo jausmą ir įvaizdį matys ir po 100 metų ir tavo vaikai ir vaikaičiai ir ta prasme, kad tu ten nežinau po kiek metų. Tai va, tai... 2 dalykai lieka, tai yra nuotraukos ir video.
Ir Taip, tai va, tai... Ir suknelė juos. Ir čia ar vienaip, ar ten vieną išgėrėt pavalgėt, ar ten kažkas, čia... Ar tai kiauliena, ar vištiena, jokas. Taip, niekas tokio dalyko neprisimins, nepastebės ir jūs ten, ką žinot, ar patys ten labai, važiuoju, aš per savo vestuvės net desertų neparagavau, iš tikrųjų, tiesiog pralakščiau ir neparagavau. Nežinau, ar skanus, sakė svečiai skanus, bet tiesiog, realiai taip svarbu ir kai kuriam būna kiekviena detalė svarbu, bet tiesiog mano didžiausia rekomendacija nepagailėti įvaizdį ir nepagailėti dalykams, kurie neša išliekamąją vertę. Fotografija, filmavimas. Fotografija taip yra populiariausia ir tikrai labai daug kas dar būna, kad neėmė tų filmuotojų, bet čia iš tikrųjų, kiek esu kalbėjus, kurie neėmė, yra, labiausiai gailisi, kad, nes nuotraukos to jausmą neperneša. Ir žinai, kas aš, pavyzdžiui, dabar daleiskime iš savo pusės. Aš video dažniau pažiūriu negu nuotraukas, nes ten viskas yra pervaryta. Tiesiog visa ta diena, jinai sufilmuota yra, o nuotraukos tai milijonas nuotraukų, tu tiesiog varai. Ten kokią, taip, vieną kitą tu pasikabini, ten nusidedi ten ant viršelio, ten kažkokios nuotraukos. O video, taip, aš tai, pavyzdžiui, ir kelionių pasižiūriu video, tiesiog smagu ir savo vestuvių dažnai tikrai pasižiūriu, tiesiog kartais nuotaika tokia ir noriu pasižiūrėti. Kuo daugiau filmuota aplamai, čia net ir gyvenime, pavyzdžiui, pažiūrėk, kaip man būna, ne apie sūnų asmeniškai, pakalbėsiu, kur buvo nuotraukas jo vaiko mažiuko labai, tai aš tas nuotraukas, neįdomu žiūrėti, įdomu žiūrėti tą video, kur jis juokės, kur verkia, ten, nežinau, žaidžia dar kažką, tai va, tai ta emocija tikrai labai daug ką reiškia ir, pavyzdžiui, jeigu turit prisifilmavę kažkokių savo gyvenimo momentų, kodėlgi ne, aš labai mielai apsimčiau tokį projektą, sumontuoti, kad kaip buvo prieš ir kaip per vestuvės. Kodėlgi ne? O žiūrėk dabar, kaip tu prieš tai paminėjai apie dalyką, kad apie įžadus, žmonės sako, kartais kažkas sveikinimus sako, kas šiaip fainai būna video formate, kad panaudoti kaip bažnyčių kažkokio dalyko. Tai aš iš tikrųjų labai net norėjau atskirą tokį video sukurti, kad žmonės, kurie einat, sveikinat jaunuosius, sugalvokit, vieną sakinį, bent vieną sakinį, taip gal jaunieji neprisimins, bet video įsideda ir labai smagu, nes aš turėjau šiemet vienas vestuvės, kur grinai, vos ne kiekvieną, tai čia jums visi daug ko prilinkėjau ir, galvoju, niekas jūs nieko neprilinkėjo. Ir visi vienodė. Tai čia daug ko prilinkėjau, tai va, tai nereikėsiu daugiau, tai va, tai vieną sakė, kažkokį, nebūtinai ten pasigūglint, ten paskaityti, ten kažkokio, ten sveikinimų koncertą. Bet ir pasigūglint fainai, nes to nedaro. Būna dažnai nusiperka atvirutę ir ją perskaito, bet vis tiek daug geriau negu ten su ten. O patys gražiausi, geriausi sveikinimai yra tokie visiškai random. Tiesiog iš širdies, iš emocijos ateit, pasakyti, va dabar va irgi paskutinę savo vestuvės montavau, įdėjau, kur atėjo, va prisimenu, mes sėdėjom Norvegijoje ir tu kalbėjai, kaip to, kodėl tu nesusitinki su jokia mergina ir kad, jokios to blogo. Ir, ta prasme, iš širdies toksai pasakojimas ir žiūri įdomu ir man pačiai įdomu tokį įdėti, nes tiesiog, kad ir žmogus gal net nepasiruošęs yra, bet jisai yra emocija, yra iš širdies pasakyta ir šiaip, ir fainai man tos kalbos yra. Atrodo, kad kažkaip nesąmonė kalbos, o kur, pavyzdžiui, žmogus pasiruošia kažką iš gyvenimo, pasako, kad kaip, ką veikia, ten vaikystėj, nežinau, mokyklos laikais, kur ten supažino darbe kokį nors juokingą pasakojimą. Kaip fainai, tu mane geri, nes aš taip visą laiką darau. Tai aš irgi, taip pat irgi broliui ir draugiai sakiau. Šiaip, iš tikro, taip, gal kitiem atrodo, kad, kažkaip, nežinau, ką čia kalbos, bet čia yra jau tavo šventės kalbos, čia nėra, kad taip, kad tavo direktorius tam vos nekalba apie tai, kad team buildingas ir visi būkime komanda, bet čia jau pasakoja apie momentus, kur tu net galbūt esi primiršęs juos. Žiauriai fainai. Tai gerai, dabar sekantis dalykas, tai čia buvo apie kalbas, kad žmonės kalbėtų ir kas dar būna toksai, pavyzdžiui, ką dedi? Dedi kunigo kalbas kažkokias? Priklausomai. Koks kunigas, ne? Jo, nes iš tikrųjų irgi būna bažnyčių, kurios yra konvejerių eina. Tai visi žinom jas. Taip, visi jie žinom, kur ten 15 minučių ir jau visi lauk. Bet
Pavyzdžiui, nežinau, aš gal blogai darau, bet kartais tiesiog, jeigu jaučiu, aš ir sumontuoju daugiau, jeigu nebūna tipo, kad 30 minučių nusipirkau ir viskas 30 minučių, 30 minučių 0,0 ir nukėlė. Buvo pas mane nusipirkę, spalio mėnesį aš dažniausiai imu jau tokias jau, tiesiog ceremonijas, nes vasarą jau imu visos dienos, bet jau spalio mėnesį jau tik ceremonijas ir irgi ceremonijos, tai dažniausiai kokias 5 minutės sutarėm, tai nes ten vis tiek įžadai tiesiog pagrindinį ir ten ta apsikabinimai, ta emocija, tiesiog atėjimas, išėjimas, o tokie. Bet ten kunigas taip gražiai pašnekėjo. Gali pasakyti, koks kunigas? Žinok, nepasakysiu, koksai kunigas, bet jisai, man atrodo, ten artimasis buvo jaunųjų. O bažnyčia? Išduok paslaptį tą kunigą. Žinok, neprisimenu, gal Marijampolė, man taip susimaišė yra jo. Tada jau sudėtinga. Ar Prienai, kažkur, aš jau ten kažkur jau važiavau žodžiu, bet tiesiog ne tame esmė, bet buvo antiek fainai, jisai, pasakė tokias emocijos, kad kaip jisai ten kalbėjo, kad kai grįši pas žmoną, ten ar kai auginsit vaikus, ten pridėk ten savo veidą prie mamos širdies, nes ten kažkaip tipo tau, mamos širdis viskas, tiesiog, ta prasme, tokius žodžius, jeigu pasako, ir aš sudėliojau jam gal 12 minučių, nes tiesiog man taip gražu, aš montuoju, aš liuriu, ir man tai fainai, ir neskaila žmonėm netiduoti tokios medžiagos yra iš tikrųjų. Šiaip tai, matai, kaip ant tikro jausmo, man irgi, žinok, būna kitą kartą, kada aš matau, kai jinai tikrai labai įsirinka, man irgi būna, kad aš, ta prasme, aš šiaip neverkinti žmogus, aš kitą kartą sėdžiu, irgi bliaudu kartu ten su jom, žinai, nes ir čia išspinduliuoja, žinai, tokia emocija ir matyt, paveikia tokie dalykai. Žiūrėk, Laura. Tu žinai, kad mes sėdėm vestuvinių suknelių salonė ir mes, kai daug sėdėm čia. O rimtai, kodėl mes čia... Ne, bet rimtai, žiūrėk, dabar bairis, ne bairis, bet čia yra mano miegomai. Aš ir į paskutinį iš tikro savo video atidaviau nuotakai ir jinai atvažiavo iki mano namų ir sakau, ačiū labai, kad man nereikėjo rengtis į savo darbinės aplinkos, jis irgi sustojo tokį dekinu to džemperiu, to plaukai surišti. Bet šiaip bendrai tai aš rimtai dirbu su pačiais gražiausiais rūbais ir mes čia kaip bomžės sėdėm. Davai. Dvi baltas, guliu su savo vestuviniam suknelėm. O kodėl mes taip nepradėjom savo pokalbį? Realiai. Neusakyk, kad taip negeriau. Tu su savo suknelė. Daug geriau, kaip panika, aš tikrai pasilgau savo šitos suknelės. Aš tai šiaip visai neseniai buvau saviškiau įsidėjus, bet aš kaip ir sakiau, tau jau mano tai sutrieš. O aš tą dėjau, sakiau, kad va iš gerą gyvenimą jau 2 metai jau eina. 2, mano jau 6. Bet ir vis dar patogu, ne? Patogu. Aš tai žinok, su savo šitą suknelę atšokau iki pat 2 nakties. Ir nenorėjau persirinkti, nes man taip patiko ir taip aš norėjau ir aš šokau savo šoką su šitą suknelę. Ir esmė yra, kad jūs kitės patogiai ir savim. Nes praėjus dabar 2 ir man, pavyzdžiui, praėjus 6 metam, aš pakeičiau, tebūnie, aš kaip tau sakiau, akcentus, bet aš formos, idėjos nekeičiau. Ir viskas. Ir čia yra pati tikriausia tavo suknelė, jeigu taip jauties. Aš tai tikrai tekėčiau ant šitą suknelę. Šą pačią gerai išką. bet labai jaučiuosi gerai. Ir manau, kad tai yra svarbiausia merginos, kai renkatės, kad jaustumėte svarbiausia jūs gerai. Taip. Ir ką, merginos, žinokit, jeigu norit prisiminti, ateikit. Jo, šiaip su suknelė žiauriai fainai yra sėdėti, taip kad jeigu norit ir taip jūs pasilinksmint, Laura jūsų laukia. Drąsiai. Ne, šiaip atvarykit pas mus, mes palinksminsim. Ką galim daryti netgi video iš manęs, nes aš esu turėjus nemažai žmonių, kurie čia filmuoja kartais, kaip aprenginėjau, nes aš aprenginėjau nuotakas. Ir tu filmuojas. Taip, iš tikrųjų, kalbant apie pasiruošimą, tai mes dažnai filmuotojai pradedam nuo pat pasiruošimo, tai jau, aišku, mes žinom jau kaip aprengti reikia, visus ten niuansus, kaip suvarsyti, kaip uždėti. Ir įdėsiu dabar tipsus, kaip galima užsegti sagutes, kaip reikia sutvarkyti
surišus suknelę, bet iš tiesų galima ir paseglę atvaryti. Galim iš ryto. Iš tikrųjų, mes šiemet dar turėjom vienas vestuvės, kur Eglė pati atvarė Aha. savarstę suknelę. Tai žodžiu, nebijokit, kad... Žinot, kas man tada nutiko? Po šiai dienai turiu randą. Nes aš atvariau ir aš atsivežiau savo žiaurų į prosą ir kažkokiu būdu krinolino juostą sugalvojau palyginti ant kojos. Ir aš, ta prasme, tokią žiaurę puslę čia turėjau. Bet nieko nemačiau, nieko Aš nei garso neišleidžiau, taip aš profesionaliai išlipau į mašiną ir reik pradėjau. Tai žodžiu, merginos, nebijokit pasidalinti savo kažkokiais baimėm, Jo, šiaip nežinau, abejojimais, nuomonėm. Ir mes visą laiką Mes padėsim. žmonės irgi, jo, mes tiesiog Visokių dirbom su jumis. nesąmonių atsitinka. Jo, dar kokiu va, po šiai dienai. Ir šiaip esmė yra, va, tu labai gerai pasakei, čia yra kalbėtis. Tai realiai pats svarbiausias dalykas yra nusistatyti krūtinės kaušelių aukštį ir nesvarbu, kad yra šiek tiek aukščiau nei jūsų krūtinės, dabar laikyk, ane? Ir užsirišti pirmus 3 korseto šniuriukus. Rišimo pagrindas tai realiai yra iš apačios, veriant kaip batą. Nieko sudėtingo, realiai. Sudėtingumas prasidės šiek tiek vėliau, kada reikės gražiai išdėlioti. Čia yra greitasis būdas. Ir dabar Šarūnė, ties trečiu įkvėp koru. Išsilyginam ir truktelis tave dabar. Kvėpuoji? Matot, kas dar atsitiko? Tuoj pasakysiu, ką padaryti šiuo klausimu, kad tokių dalykų nebūtų. Ir kaip gražiai išdėlioti viską. Jau viskas sadistiškai veržiu, kad neturėtų vietos nei ko valgyti, nei kvėpuoti, o būtų tik tai graži tą dieną. Kaip jautiesi? Gerai. Nieko sudėtingo. Sakau, matot, čia yra greitasis būdas surišimo. Tuoj parodysiu, kaip visą procesą gražiai sudėlioti. Nes bendrai tai korseto surišimas trunka apie pusę valandos gražaus, tvarkingo, stipraus. Kitą kartą man pačiai net būna tokių situacijų, kada ateinu nuotaką rengti ir tik iš antro karto aprengiu. Nes nepatinka, kai korsetas dėliojas. Taip, kad turėkite omeny, kad šitam dalykui gali prireikti šiek tiek daugiau laiko, kad be streso, be kažko. Ok, sukišau. Apsirengtumėt. Taip, tai dabar kitas reikalas, kaip panaikinti šitus dalykus. Naikinimo procesas vyksta paprastai. Nuotakai prieš vestuvės būtinas masažas. Ir dabar išlyginsim dar šiek tiek dugnelį pačios suknelės. Šarūniai šita suknelė yra šiek tiek didelė. Tam, kad korsetas gražiai susidėliotų, pavyzdžiui, čia jau matos, kur yra didelė, turėtų jinai biški šiek tiek plačiau būti. Ir viskas dabar, kitas reikalas. Su pirštukų pagalba labai gražiai ir tiesiai išsilyginti šniurėlį. Tai čia yra rimčiausias darbas, žinot. Net nesurišimas. Ir dabar žiūrėk, dar vieną dalyką pasakysim. Paimk už savo krūtinės, grinai iš vidinės pusės jo. Ir šiek tiek kilstelk. O? Ir tą patį kitai padarai. Nu, įstatai krūtinę. Ir kaip ir viskas. Šitą įsilyginam. Čia biškai pasisiaurinam. Ir nuotaka kaip ir pasiruošęs. Na, kaip jautiesi. Tai gal jau nori tekėti. Čia tai, pavyzdžiui, principas, jeigu kalbant apie korsetą, tai
yra žiauriai easy, nes jį gali belia kaip svarbu stipriai surišti, nes jisai nesimato realiai, tai jau nebereikia kažko ten, nebent nuotaka labai perfekcionistė, tai tada galima jau ir gražiai išdėlioti viską, bet idėjiškai tai jisai nesimato, nesvarbu ir koks šniurelis, niekas nėra svarbu jau ir laikytus ypač va tokia va suknelė. Nes šita suknelė tik tai laikosi Šarūnei ant liemens. Ir čia yra labai svarbu. Ir viskas, čia jau viena nebesusitvarkyčiau, kas yra žiauriai svarbu, nuotakos visai šeimai. Ties šita sujungimo linkiu, tai visą laiką būna žiauriai sunku užsekti suknelę. Ir čia gali reikėti padirbėti, kol užseks. Puikiai. Visi šitie momentai aprengimo, ypač jeigu tai suknelė nelengva, bohemiška, tokia žiauriai stipri klasikinė, su vidiniu korsetu, tikrai užtrunka ir drąsiai galima pasilikti pusę ir daugiau valandos, kad ramiai atsigertumėt šampano taurę ir gražiai apsirengtumėt. Ir dažnai nuotakos bijo, kad rankų negalės pakilnuoti, bet pagrindinis dalykas, kas galėtų išgelbėti nuotaką nuo šitos baimės, tai yra visi nuleisti pečiukai su klipsais. Tai pavyzdžiui, ant ceremonijos metu nuotaka gali dėvėti šitus nuleistus pečiukus, o štai pavyzdžiui, jau vakariniai dalykų rankos kyla į viršų. Nuotaka gali viskas nebesidėvėti ir tiesiog drąsiai vaikščioti visiškai be rankovės. Ir tau netrukdo, ne, tikriausiai? Kaip tu jautiesi? Galėsi kažką mėti? Dabar žiūrėkit apie šitą suknelę. Jinai maks pustumo. Jinai sunkia, ne, Šarūnė? Pripažinkim. Sunkesnė. Yra ką veikti. Čia yra Mikados šilkas bendrai. Visas korsetas žiauriai stiprus. Bet labai dažna nuotaka bijo suknelės be jokių petnešėlių, kur kažkur laikytų, ypač sunki, kai suknelė yra. Ir aš visą laiką sakau, jeigu žiauriai gerai korsetą susirišat, jeigu krūtinės kaušelio dydis atitinka, tai jūs būkit visiškai ramios ir galit tikrai šokinėti, šokti ir taip toliau ir pabandyk pašokinėti, ar kažkaip smunka tau jinai. Ir jinai nesmuks, nes yra žiauriai gerai įtemptas korsetas, plus užtrauktukas susiveržia visur. Ir čia vėlgi yra dar tam tikras dalykas ištvarkymo. Nes šito dalyko, va, pavyzdžiui, Šarūnei idealus yra dydis šiandienai, bet čia labai retai būna. Kitą kartą jinai būna tai per maža, tai per didelė, vėlgi to tikro viso jausmo jūs nejusit, kol mes tos suknelės pilnai nesutvarkysim. Kitas reikalas, tai šitos suknelės, pavyzdžiui, yra visiškas max šleifas, ne? Dėl ko nuotakos labai žiauriai pergyvena, nes bus nepatogu, nesmagu ir taip toliau. Tai kitas dalykas, ką mes darom, tai mes segam tokius ilgus šleifus ant 3, ant 5 sagučių, labai priklausom nuo pačio šleifo ilgio. Ir tada nuotaka visai pakankamai neblogai vaikšto, bet kitas dalykas, nuotaka niekada negali jau eiti atgal. Toks maksimalus šleifas nuotakai nebeleidžia eiti atgal, nes jinai užklius, nukris ir taip toliau, kol įprastai visos bijo. Tai Šarūnė, pabandyk šoniuku praeiti, apsisukti. Ir viskas. Čia yra pagrindinis dalykas, kaip nuotaka vaikšto. Apsisuka. Net gal eina, o jinai tiesiog apsisuka. Kitas dalykas, jeigu suknelė turi žiauriai daug sagų ir jūs turite ilgus nagus ir taip nesigauna ir labai ilgai užtrunka, tai paprastas būdas, paprasta špilkinė, va tokia sagutė. Tai kabini tiesiog už žegelio ir už sagutės viskas. Ir realiai tai nesigadina nei nagai, ypač labai su tais nagais merginom, aš žinau, kad va, taip žiauriai sugraibėt. Gerai, tai aš esu pripratus. Bet kaip nuotakos mama ar dar kas nors, tikrai labai sunku su grabalio ties yra. Tai paprasčiausias būdas tiesiog kažką tokio naudoti. Čia yra romantiškas, pusiau toksai boho stiliaus variantas ir visiškai kitokia Darijos Karlozi šių metų suknelė. Šiaip jinai labai faina, nes jinai tokia vizualiai kaip ir uždengia nuotakos rankas, nes labai daug kas nori uždengtas rankas, bet tuo pačiu ir gaunasi vietoj šleifo šiti dalykėliai. Pati suknelė yra padaryta iš labai tokio max, švelnaus, lengvo tiulio.
ir pats stilius labai skiriasi, nes šitas konkrečiai yra padarytas prie bohemiško, lengvo stiliaus, kad nuotaka jaustųsi patogiai, tau patogu tikriausiai ir lengva, ne, judėti. Tai taip ir turėtų būti, nes visa stiliaus idėja ir buvo sukurta tam, kad nuotaka galėtų plevesent, skraidyti tą dieną ir tiesiog mėgauti savo dieną. Visos gėlės visiškai ir akcentuoja apie romantišką, lengvą, laukų stilių. Greičiausiai, kad su tokia suknele nuotaka tikrai nesituoks, nežinau, Kauno katedroje ar dar kažkur. Čia būtų toks stilius, kur būtų laukuose, gal kažkur sodybai, taip kitaip, ar dar kažkas panašaus. Tai šitas variantas yra visiškai tobulas. Ir ką tada, ačiū Jums. Ir ką? Rašykite komentarus, ko norėtumėt, apie ką. Jo, šiaip dar pavarysim. Visai, šiaip iš tikrųjų, jeigu parašytumėt, ką norėtumėt sužinoti, gal kokių istorijų galėtumėt daugiau įsiplėsti, ar dar kažką. Apie ką galėtume prisiminti, nes tų istorijų va tiek yra iš tikrųjų. Man ir per TikToką kartais rašo, papasakokit, ten kas tas nutiko, bet nėra tam laiko ir arba apie kažkokią suknelę klauskit, kaip jaučiasi, gal aš esu, pavyzdžiui, nuotaką filmavusi su to suknele ir galėčiau, tarkim, pasidalinti jos įspūdžius, galėčiau pasidalinti vaizdais. Rašykite tiesiog, kad ir komentarus jūsų vaizdus, kaip atrodė nuotaka su to suknele. Tai va? Easy. Easy. Thank you. Ačiū. Ate.